Kiekvienas turintis savus namus norėtų tvarkytis kuo paprasčiau, greičiau ir be triukšmo. Šios norus padeda įgyvendinti viena pažangiausių technologijų – centrinė dulkių siurbimo sistema. Centrinius dulkių siurblius išrado amerikiečiai. Gal iš tingumo, gal dėl to, kad žinojo laiko vertę, o gal dėl to, kad jie jau pirmieji pajuto alergijos simptomus. Nes centriniai dulkių siurbliai padeda išvengti alergijos, sutrumpėja jūsų darbo laikas. Iš pirmo žvilgsnio centrinė dulkių siurbimo sistema primena paprastą siurblį. Nors ji turi žarną, pagal aukštį reguliuojamą teleskopinį vamzdį ir skirtingus antgalius, yra ir kitų inovatyvių sprendimų, gelbėjančių kasdienėje ruošoje. Vienas iš centrinės dulkių siurbimo sistemos privalumų yra tai, kad siurblys kabinamas už patalpos ribų, jis neskleidžia triukšmo, nėra matomas ir nejuntamas blogas kvapas, nes visas kvapas susiurbiamas per vamzdyną ir išmetamas už patalpos ribų. Centrinė dulkių siurbimo sistema cikloninio sūkurio būdu nusodina dulkes tiesiai į talpyklą, kur specialus savaiminio valymosi filtras sulaiko net ir smulkiausias daleles. Labai svarbu teisingai pasirinkti siurblį, nes siurblio privalumai yra siurblio variklis ir siurblio filtras. Kuo filtras lengviau traukia orą, tuo siurblys paprasčiau susiurbia visus nešvarumus. Variklio privalumas tame, kad jis ima iš aplinkos orą, nėra apkraunamas papildomo darbu ir neįkaista. Dėl to jis veikia pastoviai vienoda galia. Skirtingi antgaliai ir papildomos sistemos palengvina namų ruošos darbus. Yra antgalių su įmontuota apšvietimo sistema, antgalių, kuriais galima iššukuoti naminius gyvūnus, nublizginti parketą ar surinkti dulkes nuo žaliuzių. Šeimininkių yra labai mėgstamas elektrinis šiukšlių semtuvėlis, kuris montuojamas virtuvinės spintelės cokolyje. Jis atidaromas paprastai, kojos paspaudimu. Nuo virtuvinio stalviršio lengvai galima nuvalyti šiukšles semtuvėlio pagalba. Labai patogus daiktas yra išsitraukianti žarna, kuri yra montuojama virtuvinėje spintelėje, prieškambaryje ar vonios kambaryje. Yra specialūs tarpiniai indai siurbti vandeniui, naudojami priepirtyje, bei pelenam, kurie naudojami prie židinio. Dviguba rozetė naudojama susiurbti šiukšles, arba galima ją įkišti žarną ir siurbti kambarį su žarnos pagalba. Galima rinktis iš 3 tipų žarnų. Skandinaviška reguliuoja oro srautą ir taupo elektros energiją. Amerikietiška turi išjungimo ir įjungimo mygtuką. O paprastą žarną patogu naudoti garaže automobilio valymui. Iš kiekvieno lizdo galima išsiurbti nuo 40 iki 60 kvadratinių metrų patalpų. Žarna yra elastinga, lengva ir patogi naudoti. 120–140 kvadratų butui užtenka 3 rozečių. Prieškambaryje, vonioje ar virtuvėje labai patogu įsirengti išsitempiančią žarną. Čia didžiausia tikimybė, kad kažkas prineš purvo, išsipils maisto produktai ar prikris plaukų. Žarnos pagalba visus nešvarumus pašalinsite akimirksniu. Nereikės atsinešti siurblio ar ieškoti šluotos. Virtuvėje labai dažnai pritrupinam trupinių, primėtom įvairių šiukšlyčių, tai tada mes paėmam lengvai ir išsisiurbiam, ką prišiukšlinam. Bute ar nedideliame biure centrinis dulkių siurblys sumontuojamas per vieną, o individualiame name per porą dienų. Darbai atliekami 2 etapais. Visų pirma montuojami vamzdynai, o pabaigus apdailos darbus pats siurblys. Centrinė dulkių siurbimo sistema pakeis patalpų valymo įpročius. Laiką, kurį anksčiau sugaišdavote tvarkymui, galėsite skirti laisvalaikiui, o jūsų supanti aplinka taps daug švaresnė.